Kovo 1 dieną Seinų lietuvių namuose vyko 23-asis vaikų teatrų festivalis. Vaikai patys vaidino ir žiūrėjo kitų spektaklius. Į lietuvių namų didžiąją salę sugužėjo apie 200 moksleivių iš Punsko, Vidugirių, Krasnavos, Seinų mokyklų bei Punsko ir Seinų darželinukai. Scenoje pasirodė 10 teatrų. Prieš tai susirinkusius pasveikino Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas. Taip jau 23 kartą mes Seinuose susitinkam ir vaidinam ir linksminamės ir kartu smagiai praleidžiam laiką. Taip kad sveikino vaikučius, artistus, tėvelius, mokytojus ir visus, kurie šiandieną kartu atvyko praleisti maloniai laiką. Seinų Žiburio darželis suvaidino spektaklį Nykštukas, Ernestukas ir Karlsonas. Režisavo Alicija Maksimavičienė ir Alicija Nevulienė. Punsko vaikų darželio teatras Boružėlė parodė Kosto Kubilinsko Kiškio lūpas. Režisavo Alicija Nevulienė ir Onutė Virbilienė. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos 1 A klasės teatras Gintarėliai suvaidino Elės Paškevičienės mokinukės sapną. Režisavo Natalija Kalkauskienė. Ramutės Skučaitės Mergytė ieško pasakos vaidino 3 teatrai. Seinų Žiburio mokyklos 1, 2 ir 3 klasių teatras Šakar Makar, režisavo Irena Vaicekauskienė ir Juozas Pileckas, 4, 5 ir 6 klasių teatras Dusalukas, režisavo Janina Macukonienė ir Gražina Karaneckienė, bei Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos 4 B klasės teatras. Režisavo Zita Valinčienė. Kiekvienas pasirodymas buvo skirtingas.
moksleivių teatras Šmaikštuoliai parodė Kalvaitienės pjesę Karalaitė ir 7 nykštukai. Režisavo Onutė Grebliūnienė ir Irena Mackevičienė. Punsko lietuvių kultūros namų Kregždutė vaidino Almos Karosaitės Snieguolę ant dėmesio blakstienos. Režisierė Jolanta Malinauskaitė Vektorienė. Svarbiausia, Monika, kad jūs visi susitaikėte. Mes iš tolo išgirdome jūsų dainą, o ją labiausiai susižadėjo kontrolė. Kontrolė, aš pritariu tau. Iš tavo kaip džiaugsmų tai. Aš iškasti tik smarkiai. Bet pamiršime, kas tai mažyti. O vežyti tiek daug kokių dovanų. Negaiškim laiko, dalinkim jas. Krasnavo mokinių, lankančių lietuvių kalbos kaip dalyko pamokas teatras Boružė, pristatė Danguolės Dubinienės Kiškių trobelę. Režisavo Danutė Kuosaitė ir Onutė Tarasevičienė. Paskutinis pasirodė Klaipėdos jaunimas. Jis meniškai ir profesionaliai pavaizdavo gestų meną su pašnekesiais apie nieką. Režisierė Laima Galkauskienė. Kam jai niekas? Suprantama, ji pasirenka viską. Surengta ir vaikų darbų paroda. Nuostabiuose piešiniuose pavaizduoti vaidinti spektakliai. Festivalį surengė Punsko lietuvių kultūros namai, Lenkijos lietuvių draugija, Seinų lietuvių namai. Rėmėja Lenkijos administravimo ir skaitmeninimo ministerija.